Artimiausi tavo planai? Artimiausi planai, artimiausi planai tai yra už poros savaičių Londone atidarau personalinę parodą. Gruodį dalyvauju Klaipėdos galerija lėlių tarptautinė irgi lėlių parodoj. Ir viskas, po naujų metų likti, gal pavasarį Maskvą važiuosim, gal keli lėlininkai tiesiog dirbsim toliau. Kaip dažnai pas tave gimsta lėlė? Na, kiek tu jų per metus sukuri? Na, aš nedaug, aš labai lėtai dirbu ir net ir žinant, kad reikia dirbti, ten tarkim, parodos laikas eina, bet nesidirbat ir nedirbu, nes, negaliu daryti nenuoširdžių dalykų. Nedaug, šį mėnesį vieną lėlę padarau. Galiu, jeigu reikia, galiu ir 2, bet tai jau čia labai stresas man didžiulis ir taip toliau. Lėtai labai dirbu.